Vėliava kelk. Tegul šis žinojimas mus padrąsina kaskart, kai sunku ar kamuoja nežinia dėl ateities. Taip kaip drąsino Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio vadovybė, kuri prieš 75 metus okupacijos sąlygomis paskelbė: Lietuva buvo ir bus nepriklausoma demokratinė valstybė. Šis žinojimas, išlikęs miškų glūdumoje ir požeminėse slėptuvėse, suvienijo laisvės kovų brolius ir leido jiems pakilti aukščiau kasdienių pavojų ir sunkios egzistencijos. Pakilti į amžinybę. Kurtis prie Lietuvio ir gyvą širdį prie gyvos širdies, kad tamsiame vidurnaktinė šūna pakiltų rytmečiui gyventi ir šydėt iš sutemų, iš prieglaudų išeikit, uždegit naują ugnį širdyse. Mergams palikit vargą naktį.
maloniai kviečiame jūs dalyvauti tolesniuose Lietuvos sostinėje Vilniuje vykstančiuose valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginiuose. Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt. tą garbę gavome užgimę, tą ir nenorim leist pražūt. Kaip ir kasmet tradiciškai pagal šviesios atminties režisieriaus Eimunto Nekrošiaus sumanymą vyksta ši ceremonija. Kaip ir kasmet skaitome vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės aktą. Nutarimas. Lietuvos taryba savo posėdyje vasario 16 dieną 1918 metais vienu balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybės šiuo pareiškimu. Lietuvos taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąją tautų apsisprendimo teisę ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėnesio 18-23 dienomis 1917 metais skelbia atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostinė Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Mykolas Biržiška, Saliamonas Banaitis, Pranas Dovydaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas,
Stanislovas Narutavičius. Alfonsas Petrulis. Jurgis Šaulys. Kazimieras Steponas Šaulys. Jokūbas Šernas. Aleksandras Stulginskis. Antanas Smetona. Jonas Smilgevičius. Justinas Staugaitis. Jonas Vainokaitis. Jonas Vileišis. Gerbimieji, šiandien švenčiame jau 106-asias atkurtos nepriklausomos Lietuvos metines. Šiais metais pažymime Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio 1949 m. vasario 16 deklaracijos 75-asias ir generolo Jono Žemaičio Vytauto 115 gimimo metines. Trečioji salvė 1949 m. vasario 16 deklaracijos signatarams. Dabar Respublikos vadovybės ir visų čia susirinkusiųjų vardu garbės sargybos kuopos karys padės gėles prie Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos pirmininko 1949 m. vasario 16 deklaracijos. Pagarbą atiduoda Lietuvos nepriklausomybės deklaracijos signataro artimieji. Šiandienas su jumis linksmas, aš dainas dainuoju. Šiandienas su jumis linksmas,
nesirūpink, motinėlė, nesirūpink, motinėlė, nesirūpink, motinėlė, užaugs tavo